Beauty – mokslų paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt. Labas vakaras, DAU TV žiūrovai ir merginos prie vairo gerbėjai. Taip, šiandien antradienis ir mes vėl išbandysime įspūdingą automobilį. BMW M2 Competition 20 metų. Gali bėgėtis iki 280 km/h greičio ir turi 410 arklio galių. Šitas priekis ir šį BMW priekis man jis būna gražus, nes jis labai piktas visą laiką atrodo. Taip, ir čia mes turim visišką klasiką, man atrodo. BMW nieko nėra paturbinto specialiai. Turim M-kės, apdailą, gražu, viskas. Aš iš priekio tikrai neturiu ko prisikaminti ir man šitam automobiliui juoda spalva tinka idealiai. Jo, šitam automobiliui juoda spalva tinka. Toks prisirpęs ir bentukas. Tu aš jums parodysiu, kas man asmeniškai atrodo, kad nelabai tinka šiam automobiliui. Tai šitie ratlankiai. Tai čia specialiai šitam automobiliui jie padaryti. Aš žinau, bet kodėl auksiniai? Niekur daugiau auksinė spalva neatsikartoja, čia gal bronza, nežinau, varis. Bet man atrodo, kad čia būtų gerokai organiškiau atrodė, pavyzdžiui, juodi ratlankiai. O pačiai kokių veidrodukai, kokie su ragais, tokie kaip Maleficentė atrodo. Nu, iš šono, pavyzdžiui, tu pamačiai šitą automobilį, pasakytum, kad tai yra sportinis automobilis? Iš šono, tai, nu, aš ne. Kodėl? Nu, bet man tas sportinis automobilis tada turėtų būti toks, kažkokių detalių trūksta jam. Man, kad iki to tokio skanaus sporto būtų davesta. Bet pats toks dizainiukas, nežinau. Bet man labai klasikinis BMW. Aš, pavyzdžiui, aš kadangi nenusimanau apie BMW lygius įvairius, tai man iš šono jis atrodo kaip paprastas klasikinis BMW. Aš mieste va taip iš šono pamačiusi, aš nepasakyčiau, kad čia ultra wow sportas. Klasikinis BMW užpakalis. Taip? Nu, klasikinis. Taip, visiškai. Toks putlus užpakaliukas. Ir nepasakyčiau, kad 20 metų. Bet turime gan plačią, tokia vidutinė, gal nepasakyti. Jo, bet du lagaminai tilptų. Tikrai dideli du lagaminai tilptų. Rankenuksis. Taip padarysiu. Tiesiog. Po valandos. Viskas čia buvo, ne? Ai, nedara. Va, nu gerai. Nu. Man kaklas čia lūžtų. Tai o, sakai, kad čia dar vyriškas automobilis, o tikrai ne vyriškas. Čia tik moteriškiam žemom sėdėt. Sportinis automobilis tai mažas. Man vietos čia nėra ir nors čia yra padarytas įdubimas galvai, tai... Nu, man tai žinot. Bet ir tu telpi. Nu, aš telpu, bet, pavyzdžiui, ant kalniuko. Ir ramen, nu. Ir išeina tokia palaužyta. Nu, jau skauda kaklą nuo šitų. 20 metų automobilyje, va taip. Tokį automobilį gali iš salono užsisakyti žmogus, kuris nori biškį pasirodyti krūtas, bet ne iki galo turi tiek pinigų, kad galėtų išpildyti iki galo mintį visą šio automobilio. Nes čia va viskas gražiai padaryta, tvarkingos sėdynės, patogios, viskas tvarkoj. Nu, bet čia. Nu, tik, aš suprantu, kad gal negalėjo pasirinkti kitokių, nu, bet tikrai negražu. Vai. Išlipsi šiandien. Labai žemai.
absoliučiai klasikinį BMW priekį. Ir mini multimedija turi. Mini multimedija. Ir aš savo automobilyje turėjau 212 mano buvo Mersas, tai tuo metu turėjau va tokį va multimediją. Įdomu? Įdomu triuką, žiūrėk, iš karto viskas matosi. Kiek bandom užvesti? Bandom, va, raudonas mygtukas. O, nu buvo garselio. Buvo, aš galiu ką buvo. Viskas čia yra kokybiška, turime Herman Kardon kolonėlės, turime daiktadėžę. Standartiškai absoliučiai atsidaro mini stoglangis. Atsidaro pilnai. Nu, bet spidometras pas mus atrodo štai taip. Nepasakyčiau, kad irgi labai šiuolaikiškas, bet ir nėra labai smarkiai prie ko prikipti. Man atrodo, yra svarbu su ją važiuoti ir pažiūrėti, ką jinai sugeba, o kalbėti apie tokius mechaninius dalykus, kas čia joje yra. Tai Vyram paliksim kalbėti apie techninės specifikacijas, o mes savo mergaitišką nuomonę panašu, kad pasidalino jau. Monikai kol kas akivaizdu, kad patinka labiau nei man, bet man tiesiog šitas automobilis nėra gražus. Man patinka garsas jo labai ir priekis labai gražus ir juoda spalva šitam automobiliu labai tinka. Na, papasako, kokie tavo įspūdžiai apie šį automobilį? BMW M2. Jeigu galėčiau išbandyti maksimalius jos, kaip čia, parametrus, kuriuos jinai suteikia, tai būtų visai kitaip. Kaip 20 metų automobilį, šis interjeras nėra labai wow. Bet kaip sportiniam automobiliui viskas, kaip visada, žinai, labai apkrauta, čia visokie atsikišimai. Taip, mygtukas raudonas, kad jeigu ką tikrai nepamirštum užvesti. Bet žinai, kai atsisėdu prie sportinio automobilio vairo, man visada norisi pasidraskyti kažkaip. Tai, o jie tam ir skirti? Bet tu negali mieste draskyti. Tai mieste ne. Bet aš žiūriu į jo sąnaudas momentinės, tai nėra taip gerai. 14, 22, 27. Važiuoju ir mes būna tokie automobiliai, kuriuos nori išbandyti ir greičiau pasikeisti vietomis, kad išbandyti. Važiuok! Ne? Važiuok! Kažkaip neįdomu, žinau. Man net norėjosi kažkaip prisėsti pirmai prie vairo. Ne, aš pirmą gal ir būčiau norėjęs, bet dabar keleivio pusėje sėdžiu ir man kažkaip nėra to tokio, kaip noriu pabandyti greičiau. Taip, pati tokio turbūt nenorėčiau. Man atrodo, dažnai dabar smagu pasidraskyti tol... koks kietas. Labai. Smagu pasidraskyti tol, kol smagu pasidraskyti, o šiaip tai. Man tai šitas automobilis vienareikšmiškai yra vaikinų automobilis. Absoliučiai neįsivaizduoju merginos norinčios nusipirkti tokį automobilį. Laukinės. Nebent jai padovanotų vyras tokį. Aš tai manau, kad tikrai yra merginų, kurios ir nori, ir turi, arba svajoja, ir planuoja pirkti, nes... Bet man jis vaikiniškas automobilis. Jo, bet man jis aš tokią mažą, tamsią mergikę įsivaizduoju, tokią šustrą. Įspūdis garso geras, tai čia tu buvai teisi absoliučiai. Manau, kad žvėriukas tik šitam ir dalykui ir skirtas pasidraskyti. Ne veltui BMW fanai mėgsta lakstymą. Tai su šito palakstyti tikrai gali jau nuo pirmų šito akceleratoriaus paspaudimų galima drąsiai sakyti, kad raus. Jo, bet man tas jau toks labai mažas dydis, man saugumo nesukelia visai. Aš labai čia tokia prispausta. Nu va. Tai. Viskas.
4,86. Nu, seniai neturėjom tokio rezultato. 3, 2, 1. Tarsi, mega turbo greit, viskas. Labai smagu, bet šitas tai emocija. Gerai, šitas atpirko. Ta prasme, ir nesvarbu tie ratlankiai auksiniai ar sidabriniai, nors bet... Bėgėjas tie ratlankiai greitai. 4,90, truputėlį netgi lėčiau. Net lėčiau buvo, atrodo, kad greitai labai. Jo, vis tiek išsukinėjai, tiesiog nuo tiesiosios, gal vėliau įmanoma pabandyti, bet labai smagu. Ir čia paprastas maudas, čia nesportinis. Bet šiaip ką, automobilis kietas, tikrai ryja daug jis. Jo, valgo tai labai daug. Ką mėgsta, tai mėgsta pavalgyti ir palakstyti. Šiaip po tokiam va žodžiu, suprat, ką norėjau būti. Taip, išsibėgėjimui automobilis patogus yra, nes tu taip įsispaudi ir komfortiška tą daryti. Sėdynės labai patogios, žinai. Sėdynės patogios. Ir netgi, sakyčiau, man visą laiką trūksta sportinėse, kad būtų palenkta ta galvugalis. Čia jis kažkaip, arba man tiesiog tinka jis labai, bet patogu yra. Nes dažniausiai norisi čia biškį pasireguliuoti, kai ypač ilgesnį atstumą važiuoji, kad būtų patogu tą galvą numesti atgal. Aišku, mes čia irgi bandomės 0-100 šlapioje kelio dangoje, nes neseniai nulėjo lietutės, kas galiniam varomam smagumo priduoda, bet tikrai nestabilaus judėjimo į priekį. Ir tikrai nesaugumo. Reiktų šitą nepamiršt paminėti, Marija. Na taip, bet neneigiu, nuotaika prie šio automobilio pakilo ties šituo bandymu. Bet kiekvienas šudukas ant kelio su juo jaučiasi. Kietas automobiliukas. Tai... Varlę pervažiavo ir... Bet ar norėtum tokio automobilio? Norėtum vairuoti kasdieną? Ne. Jeigu tiesiog esi viena ir tau nereikia nei... Tikrai rasčiau geresnių opcijų už tokią kainą. Tikrai. Totaliai nesvajonių automobilis. O kaip galvoju, BMW fanam būtų... BMW fanam, manau, smagu, bet man jis tiesiog yra, asmeniškai, man jis yra negražus kaip sportinis automobilis. Tikrai aš manau, kad galima rasti moteriškesnių, man mielesnių automobilių už tokią kainą. Man, bet šitie mygtukai, jie mane labai nervuoja. Tai svarbiausias funkcijos, man atrodo, turi būti išneštos, negali būti tik planšetė. Žinai, Tesla automobilis turi viską tik planšetė ir tai nėra ypatingai patogu ir labai saugu, ypač jeigu tu kokiam nors sąlygom vairuoji nepatogiom, kaip ten šlapdriba kokia ar dar kažkas, kur tau reikia tikrai abiejų rankų prie vairo, o tu ten ieškai, kur pataikyti tą orą, pavyzdžiui, putimą, kad nurasotų langas padaryti, ne? Tai čia čakštų mygtukas yra, va, ir viskas. Gerai, apsikeitėm su Monika, nes Monika irgi susigundė išbandyti 0-100 bėgėjimąsi mūsų. Tai kas belieka, kai automobilėje nėra jokių daugiau pridėtinių verčių apart šito. 5,4. Sport Plus. Tu ant Sport Plus bandėjai? Ir lėčiau negu ant Normal. Pabandyk ant Normal. Taip, varom. 4,8? Nes tiesą sakant, mes jau gan seniai vairavom automobilį, kuris greitai išsibėgėjo iki 100. Tai atrodo, jau, rimtai? Jau viskas, nebereiks spausti. Gaila norisi, žinai. Viskas, dar viena antradienio kelionė yra pabaigta, BMW automobilis yra išbandytas. BMW M2 Competition. Taip. Tai įspūdžiai man visai neblogi, nes visada, kai yra sportinis automobilis, kada yra garso, kada yra greičio, kada yra kažkokia emocija iššaukta, tai yra viskas neblogai. Pradėkim gal nuo teigiamų dalykų, pabaigsim mažiau teigiamais. Tai Monika. Taip.
Tai man išorė, kaip apie tai galbūt sakai, kad tai yra standartinis BMW automobilis, tai iš dalies taip, bet tas priekis, juoda spalva, man jis toks piktas, grėsmingas, kas ir atperka garse, atsispindi labai jo to piktumas išvaizdos ir greityje. Tai išoriai aš galėčiau duoti 8,5 tikrai, nes man gražu. Kaip BMW automobiliui, tai man gražu ir tas M-kės apdaila visa tokia žema, jinai tokia biškai kampučių yra, bet tuo pačiu ir minkšta, apvali, subinaitė, viskas man gražu. Man išorė, sakykime, priekis, tai visiškai, aš sakau, šis automobilis man yra standartinis, absoliučiai niekom neišsiskiriantis automobilis minioje iš kitų BMW. Aš nepasakyčiau mieste, kad jis yra sportinis automobilis. Gal tai išduota tik tais, kad tai yra dviduris kūpas, tada gal labiau atrodo. Bet šiaip tai man žiauriai nepatiko ratlankiai auksiniai, tie, nežinau, variniai. Jie niekur neatsikartoja ir man toks biški išsišokimas iš visos bendros masės, sakykime. Čia būtų galima tikrai labiau padirbėti, bet žinai, čia viskas, kas yra pakeičiama, tai aš galėtum pasikeisti. Tai aš duočiau 7 už išorę, nes kaip sportiškam automobiliui jis man netrodo sportiškas. Vidus tai šiek tiek galėtų būti naujoviškesnis, ta multimedija tai labai greitai veikia, viskas yra gerai, man sėdynės patogios, norėtųsi, kad gal būtų mažiau jau šitų senovinių pasukimų mygtukų, kaip dabar esam bandę naujesnius BMW, tai ten yra visokie deimančiukai, kas mergaitėms labai patinka, tai aš galbūt norėčiau šito čia, bet čia, kadangi yra sportinis modelis, tai prisikabinti prie kažko irgi labai negaliu, nes čia ne tam skirta, ne grožio, greičiai. Tai tavo balas? Mano balas būtų 8. Aš pasakysiu iškart, kad aš interjerui irgi duodu 7, vien dėl to, kad 2020 metų automobilis galėtų būti gerokai šiuolaikiškesnis kaip sportinis automobilis. Čia bandyta labai išlaikyti tą klasikinį interjerą. Faktas, kad automobilis gaminas nuo 17 metų, bet mes lyginam automobilius ir tiesiog 2015 metų automobiliai, kai kurie yra stilingesni, juokauju, bet šiaip iš tikrųjų, tokių pat metų automobiliai vidus yra gerokai padirbėta su interjero ir manau, kad čia yra pralošta šiek tiek. Tai 7. Ja. O emocijai tikrai drąsiai duosiu 9, parašysiu tokį pažymį šiandien, nes vis tiek, kur yra garsas, kur yra greitis, nori tu nenori, tau vis tiek sukelia kažkokius... Tai jau, kad tai yra emocija, tai garsas ir greitis sukėlė ją. Tikrai taip, tai va, čia buvo faini ir kadangi jau seniai turėjom tokį automobilį, kuris taip greitai įsibėgėtų, tai irgi labai faina. Tai balas? Balas būtų 9, jau sakiau. 9. Aš emocijai duočiau 8,5, vien dėl to, kad, bėgėjimas jis tikrai priduoda įspūdžio, gelbsti šį automobilį totaliai, nes jau tikrai, kaip Monika ir sakė, seniai turėjome galingos automobilius, tai išsibėgėti iki 100 su 4,8 sekundžių yra tikrai smagu, garsą užtenka, galios užtenka ir tai priduoda emocijos. Žinau, ko nepabandėm šito. Tai va, su šito garsiuku ir pabaigime mūsų laidą ir jeigu jums patiko ir nespėjote jos pažiūrėti nuo pradžių, galite įeiti į mūsų YouTube portalą ir rasti Urbs TV, kur bus visos mūsų laidos. Ir šiaip pasižiūrėti mus kiekvieną antradienį 17 val. Tik per TV. Iki. Beauty – mokslu paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt.